Sveikinuosi su jumis iš Vokietijos, iš rytų Vokietijos. Pradėjau pasakojimą apie Vokietijos rytuose buvusią didžiausią pasaulyje karinę teritoriją. Dabar ir įsikūręs yra Jutenburgo miestelis. Centre teritorijos buvo karinė ligoninė. Žiūrėk, kopėčios yra iki čia. Bokštelis ant stogų yra ir baisu kažkur atsistot, kad neįlūžta, bet bandom. Sveiki. Eterė laida Praeities žvalgas. Aš Šarūnas Jasiukevičius, sveikinuosi su jumis iš Vokietijos. Tęsiam laidų ciklą apie buvusią didžiausią pasaulyje karinę bazę, nacių statytą. Nežinau tiksliai, bet visa šita kartu sujungus su naujoju lageriu, senuoju lageriu, tai buvo didžiausia pasaulyje apskritai karinė vieta, ta prasme, karinis objektas. Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečiai turėjo didžiulę karinę bazę, tai yra poligonas, buvo ir mokymo centras, ir bandymų, eksperimentų vieta, pirmasis vadinamasis lageris, kuris buvo netoli Lenkijos sienos, kur jie ruošėsi pirmajam pasauliniam karui. Paskui buvo praplėtimas, buvo antrasis lageris. Pirmasis lageris treniruočiau kelintais metais? 1870-aisiais, bet mes toj senoji dalyje nebūsim. Mes atvažiavom į naujausią dalį, kurią pastatė 1934-aisiais ir visa ši teritorija buvo pavadinta Adolfo Hitlerio stovykla. Karinė teritorija, kur Vokietija po pirmojo pasaulinio karo, po Versalio sutarties slapta atkūrinėjo savo karinę galybę. Ir dabar mes esame nedidelėje tos teritorijos dalyje. Visa teritorija užima 2000 hektarų. Po ją mes važinėjomės mašina. Dalis yra apgyvendinta, dalis pastatų yra naudojami. Miestelis, kaip miestelis vadinasi, pamiršau? Jutenburgas. O dabar mes atvažiavome į dalį, kurioje buvo aviacijos mokykla, lakūnų rengimo mokykla. Ir inžinierių, ir lėktuvų remontininkų. Didžiulė karinė bazė, kurioje neva tai buvo ruošiami civiliai pilotai, bet iš tikrųjų Luftwaffes pilotai. Teritorija didelė labai, pastatai apleisti. Atėjome į mokyklos pastatą, čia toksai jis yra, tuo eina, bandom rasti įėjimą. Žiūrėk, tenais gal Svaika yra praėjimas. Ten paskylė įmanoma? Ai, tai bandom pateksim į vidų, tada per vidų. O šiaip tai dar gal įeisim į angarus. Šiaip čia yra daug angarų. Oro uostas yra. Po antrojo pasaulinio karo teritoriją perėmė Sovietų armija ir įkūrė savo aviacijos bazę. Mes čia net pasiklydom toj teritorijai. Bandom patekti. Štai pro tokį langelį. Plauk, tai gal jūs visi nelyskit, pažiūrėkit, ar ten išeiti iš vis į vidų teritorijos. Čia galbūt tik tai... Yra išėjimas? Tai yra išlipimas, įlipimas centras. O į kiemą įeisim, į tą lenktą pastatą valų? Jo, čia va, įeina. Įeina, ne? Nu tai lipam. Kas yra? Ar ten būsen yra durys? Nėra išėjimų iš čia? Žiūrėk, salė, projektorių aktorinė. Čia projektorių salė? Jo, va, žiūrėk, salė, bet didelė. Va, suolai dar išlikę. Geras, čia kino salė. Eina savo. Tai turi būti išėjimas iš čia. Taigi jie neėjo per langus. Išlindom lauk, pasirodo apgavo. Iš šito pastato nėra išėjimo. Bet kaip keistai, kad salė, o aptarnavimas projektoriai visi tiesiog grinai iš kitos pusės. Įėjimas iš nesujungtas su sale. Einam, apeisim pastatą, iš kitos pusės rasim įėjimą, ne? Va, žiūrėk, čia langas adaras. Ai, grotos. Irgi užkaltas. Viskas užkalta. Ai, jo, ir čia žiūrėk, takas koks pramintas, ta Rusija. Na, pažiūrėk. Dabar žiūrėk, už bausmę eik ir pažiūrėk, ar išeisim iš čia. Įlindom į Rusiją, sako, einam. Po visų pastatų yra ilgas koridorius apvalus. O, geras. Nieko savo.
Gerai, atrodo radom. Atsargiai pakuojam, žiūrėjau. O, geras. Ir čia, žiūrėk, tos pastatas lenktas. Jis taip ratu ir eina. Kambariai tušti. Viskas baigėsi. Kerznis batas, maisto katiliukas, konservai rusiški. Kazachskoj. Kazachiški. O, geras. Kodėl čia grotos uždėtos? Čia dalis, žiūrėk, užmūryta įėjimų į kambarius. Инертность по команде не изжить. Kažkokie rusiški skaitalai. O, ten galima pereiti į kitą pastatą, žiūrėk, per stogą. O, gerai, žiūrėk. Va, blemba, seniai, žiūrėk, pagrindinis pastatas, kur va. Tai čia keli yra, čia važiavimas placą jaučiu. O mums tenais reikia kažkaip atsirasti. O kur moteris, matei? Žiūrėk, čia per vidurį laiptinį. Bet kaip įdomus dalykas, kad tarp pastatų vaikščiojimas tik tai paliepia. O, geras. Čia pagrindinė laiptinė. Taip, atrodo vaizdelis. Tai čia pagrindinis placas ir yra, žiūrėk. Pagrindiniai vartai, mes iš kitos pusės juos apėjom. Placas ir tenais už to matosi kitas pastatas. O ten va didžioji aikštė. Šitas pastatas apradės, atėjo tokie keturkampiai. Aha. Aha, žiūrėk, Lenkai, einam. O tu iš žemėlapį žiūrėjai, iš palydovų nuotraukų, kaip čia struktūra to viso mokyklos yra? Čia, mes esame šitam pastate, apvaliam. Aha, parodyk tu, žiūrėk, palauk čia. O yra va. Mes tam viršutiniam, kur mėlynas taškiukas. Jo, o čia pagrindinis įėjimas. Ir čia, žiūrėk, dar vartai yra. Ir ten dar. Čia didžiulis pastatas. Šitas angaras, kur nuo gatvės matėsi. Ai. Tai mes dabar čia pro langą matom, va čia aikštelė, ta nedidelė. Ir čia va tą pastatą matom už jo. Už jo, va ta didžioji. Ir aplink vien pastatai. Aha. Tai žiūrėk, čia tas lenktas pastatas. Čia ta kino salė ir yra. Einam prie didžiausio šios karinės bazės dalies pastato, tai didžiulis angaras. Dar vienas techas panašus į Černobylio Jupiterio gamyklą. Sporto salė. Normaliai. Iš viso komplekso šitas pastatas pats mažiausias, visi šonė yra ir kažkoks pusafalis. Tai dabar bandom išeiti į lauką. Kurios tos? Kur matėm projektorių skylės. Tai jinai gal net ne šitam pastate, mes kažkaip perlindom. O, gerai, žiūrėk.
Ne, išjung, pabandyk. Va, taip geriau. O čia, žiūrėk, jaučiu įėjimas pagrindinis. Ai, va, čia kino salė, žiūrėk. Čia ta kino salė ir yra. O, kad stogas, kad sugriūvis. Oho. Čia byra viskas kiaurai. Bet važiuok šviestuvai, čia vienas išlikęs, įdomus kokie buvo. Kažkiek konservatyviai matau. Išlipom. Ir dabar kur einam, lenkai? Dabar einam į tą pastatą su kolonom, tom geltonom dideliam, kur buvo pro langelį įėjimas. Ai, bandysim liptą, ne? Jo. Nes šitos jau čia mes, pusę apėjom, bet jie visi vienodi. Tai mums nėra ko daugiau ilgai išlaiko ten po jos landžiant. Ai, tu žiūrėk, mes visą ratu apėjom. Ta aikštė. Mes anoj pusėje įėjom. Ir per pastatus visą. Reiškia sujungti tarpusavį? Jie sujungti. Ne, va, žiūrėk, tas nesujungt, va, čia va toks raidė, visą sujungta. Lenkai, mes įėjom į tą pastatą. Ne. Mes į tą įėjom. Ne, į va šitą įėjom, į tą kampą, į to pastatą. Ir tada ratu atėjom, klaidžiadami. Jo. Tai jas, ne visi sujungti. Čia va ta pusė neprijungta, bet... Ir dabar įdomus šitas, tai tas didysis pastatas, kur matėm nuo kelio. Angaras. Įdomus, jo. Tai angaras toj pusėje, ne? Taip, angaras ten. Tai pabandom iš tai lysto, paskui eisim į angarą, ne? Gerai. Va. Ar va, tai dirėgė? O čia angaras ir matosi, va. Ten tada, va. Bet iš tą baisiai įlipimas nepatogus. Надо просто теперь здесь шагуды. Tai tu kai gražvę daryk, taigi šonų, kaip bežionėlė. Op. Einam prie didžiausio šios karinės bazės dalies pastatų, tai didžiulis angaras. Kelias išvažinėtas, nežinau dar kaip jį pateksim, nes irgi viskas užkalta. Čia važiuok. Bet kodėl čia išvažinėta? Žiūrėk, šlagbaumas ir ten išvažinėta. Čia jaučiu apsauga važiuoja. Tenai, žinau, pagrindinis įėjimas yra. Įėjom į angaro vidų. Oi. Atsargiai. Geras. Aha. O, geras, Kremlius, jo. Čia pagrindinis pastatas, grindys supuvusios. Kremlius. Aha, čia nedidysis. Sporto salė, normaliai. Panašu, kad šioj patalpoj sporto salė buvo padaryta gerokai vėliau, nes va ant lubų matosi kranai, telferiai, tai greičiausiai čia buvo kažkoks cechas, kuris buvo vėliau perdarytas į sporto salę. Ir tenais dar yra, ten yra gamybinės patalpos, ne? Einam toliau, pažiūrėsim. Pažiūrėk, lubos kokios. Kokios storio metalinės sijos. Kažkas aiškiai yra. Viršui kažkas sunkaus turėjo būti.
čia galim išeiti. O tai mes per langą lipom. Nu, blemba, normalus įėjimas buvo, mes per langą lipom. Žiūrėk, ten kažkoks įrengimas geltonas. Aha. Ant sienos, žiūrėk, kažkokie rusiški užrašai buvę. Bet išdėstymas tai tikrai žiauriai keistas, ta prasme, perlip į viršų eit. Kas čia per? Čia kaip jo, kaip laboratorijos kažkokios. Žiūrėk, viskas atskirai. Kaip čia mokina lėktuvų inžinierius, motorus remontuot, paskui surinkimėtis gal ir gamina kažką. Ten čia kažkokia patalpa. Galim pabandyti nueiti į tą galą. Dar vienas techas, panašus į Černobylio Jupiterio gamyklą. Didžiulės patalpos tuščios. O, čia žiūrėk, kitas laboratorija galim įeiti, ne? A, žiūrėk, bet tai kaip įdomi, čia žiūrėk, kokie kabinetukai. Bet čia žiūrėk, čia kažkaip kaip atskiri kabinetai. Nu, vienas čia kažkoksai, jie tarpusavį sujungti, bet išorėje. Žiūrėk, durys išlikusios metalinės kokios. Ir hermetinės su guminiam tarpinėm. Čia žiūrėk, elektros skydinė. Kažkaip keistai čia viskas atrodo. Nesuprantu aš. Jo, čia sporto salė, o. Atsargiai po kojom. O mes lipom per langą, o tai gražu. Ai, žiūrėk, tenais kažkokia veikianti įmonė. Čia gaisrinė. Geras. Имущество. Rusiškai žiūrėk. Имущество. Законное. Kažkas. Zakupnoje. Имущество zakupnoje. Viskas. Visą šitą aviacijos karinę bazę aplankiau, parodžiau viską, ką buvo galima. Sudėtinga, baisiai didelė, daug laiko užima, tiesiog į viskas į laidą netelpa. Tad ačiū, kad žiūrėjote, susimatysim kitose laidose. Iki. Sveikinuosi su jumis iš Vokietijos. Esame priešais senovinę pilį, Olderhauseno pilis, kuri 45 metais buvo išbožinta. Prieš tai buvo tremtinių stovykla dar, o po to jau neįgalių vaikų, psichiškai nesveikų vaikų ligoninė, pensionatas ir po to jau apleista buvo.